Labadiena, jūsų dėmesio tikisi svarbiausių krepšinio aktualijų apžvalga. Laidą šiandien pradėsime nuo Kauno Žalgirio, kuris Eurolygos išvykos rungtynėse neatsilaikė prieš Belgrado Partizan ekipą ir jai nusileido 72-81. Tai buvo 15-oji Žalgirio nesėkmė šį sezoną. Nors rungtynę žalgiriečiai pradėjo galingai ir jau pirmoje pusėje įgijo dviženklį pranašumą, tačiau net ir to nepakako, kadangi Partizan krepšininkai dar iki pertraukos sugebėjo išlyginti rezultatą. Antrojoje dvikovos pusėje sąlygas diktavo Željko Obradovičiaus auklėtiniai, kurie ir iškovojo svarbią pergalę. Oficialiais duomenimis rungtynes Belgrado Štark arenoje tarp Partizan ir Kauno Žalgirio stebėjo net 20 017 žiūrovų. Tai dar vienas įrodymas, kodėl Štark arena šį sezoną yra pati lankomiausia visoje Eurolygoje. Į dvikovos savaitės mačus Kaune perskelsime laidos antroje pusėje. Sausio 29 dieną vyko nuotolinis susirinkimas, kuriame dalyvavo Lietuvos krepšinio lygos vadovai, Gargždų klubo direktorius Ovidijus Jakubaitis, Klaipėdos rajono savivaldybės ir savivaldybės administracijos atstovai bei didelė teisininkų grupė. Vis dėlto atlikti pirminių veiksmų nepavyko. Sausio 30-ąją tapo oficialu. Gargždų komanda traukėsi iš BetSafe LKL pirmenybių. Tai pirmas kartas per 31 metų lygos istoriją, kuomet aukščiausioje šalies lygoje dalyvavęs klubas iš čempionato traukėsi sezono viduryje. Tai reiškia, kad iki šio sezono pabaigos BetSafe LKL pirmenybėse rungtyniaus 11 klubų. Taigi dabar jau oficialu. Gargždų komandos istorijoje padėtas taškas. Prieš paskutinėme Europos taurės reguliaraus sezono ture apie Lietuvos komandos šventė pergalės. Paskutinėse sezono namų rungtynėse šiame turnyre Vilniaus Bulls padovanojo pergalę įveikdami Hamburgo Towers 94-84. Taip prasidėsi Nedo Bacevičiaus sėkminga atkarpa su Vilniaus Vilkais. Pastarosios 3 sostinės ekipos pergalės prieš Umaną Air, Klaipėdos Neptūną ir Towers iškovotos vidutiniška 16 taškų persvara. Lemiama šioje dvikovoje tapo antrojo kėlinio atkarpa, per kurią šeimininkai pelnė net 34 taškus. Ir ilgąją pertrauką Bulls žengė su 15 taškų persvara. Trečiajame kėlinyje svečiai sumažino skirtumą iki 6, tačiau neilgai trukus Bulls ekipa atstatė dviženklį pranašumą ir šventė dar vieną pergalę. Savo sirgalius prieš paskutinėme Europos taurės reguliaraus sezono ture nudžiugino ir Panevėžio Lietkabelio ekipa, kuri savo tvirtovėje palaužė B grupės outsiderę Vroclavo Šlionsk rezultatu 91-75. Pagrindiniu pergalės skalpiu buvo vėl galingai rungtyniavęs Deividas Sirvydis. Rezultatyviausias Europos taurės žaidėjas šįkart pelnė 21 tašką ir perėmė 4 kamuolius. Tai jo asmeninis Europos taurės rekordas. Iš viso Deividas Sirvydis surinko 27 naudingumo balus. Puikiai jam talkino Dovis Bičkauskis. Jis sužaidė sezono rungtynes. Pelnė 17 taškų, atbuvo 5 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir dvigubą baigė su 25 balais. Paskutinės Europos taurės sezono rungtynes Lietkabelis žais vasario 7-ąją, kuomet priims Klužo Napokos krepšininkus. O dabar keliaujame į Kauno Žalgirio areną, kur prasidėjo Eurolygos dviguba savaitė. Rungtynių su Stambulo Anadolu Efes dieną paaiškėjo, kad Žalgirio sirgaliai ir vėl išpirko visus bilietus į rungtynes. Tai buvo jau 28 kartas iš eilės, kuomet Žalgirio Eurolygos rungtynės sulaukia pilnos arenos aistruolių. Krepšininkai už tai atsidėkojo triuškinančią pergalę 96-70. Jau pirmajame kėlinyje užsikūrė Andrėja Tinkerė auklėtiniai sužaidė įspūdingiausią kėlinį šiame sezone ir pasiuntė svečius į gilų knockdowną 34-14. Antrajame kėlinyje kauniečių persvara išaugo ir iki 30 taškų 44-14. Nors Anadolu Efes dar bandė gelbėtis, tačiau svečiai taip ir nepirmavo visos dvikovos metu, o Kauno krepšininkai iškovojo 9-ąją pergalę šį Eurolygos sezoną. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 18 taškų pelnęs ir 8 kamuolius atkovojęs sužvėrėjęs Laurynas Birutis. Po 13 pelnė net 3 krepšininkai – Brady Menikas, Edgaras Ulanovas ir Roland Schmitz, o 11 pridėjo Tomas Dimša. Pastarasis atliko ir 7 rezultatyvius perdavimus. Kauniečiai atliko net 27 rezultatyvius perdavimus, perėmė 10 kamuolių ir padarė tik 8 klaidas. Apibendrinant, toks rezultatas turėjo patikti ne tik Žalgirio sirgaliams, bet ir tiems, kurie dvikovą stebėjo iš vipinės vietos. Dvikovą Žalgirio arenoje stebėjo legendinis krepšininkas Arvydas Sabonis ir buvęs Kauno ekipos treneris Ramūnas Butautas. O dabar keliamės į rungtynes su Atėnų Panathinaikos. Po Žalgirio kojomis dvigubos savaitės metu krito ir Panathinaikos. 80-68. Tokiu rezultatu baigėsi antroji dvigubos savaitės akistata Pildutėlėje Žalgirio arenoje. Andrėja Tinkerė auklėtiniai iškovojo antrą pergalę iš eilės. Italui stojus prie vairo Žalgiris iš 8 Eurolygos mačų laimėjo 5. Be to, italų treniruojamas Žalgiris kol kas Eurolygoje namuose dar nepralaimėjo. Rungtynių geriausias žaidėjas Kenanas Evansas. Jis pelnė 24 taškus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus
perėmė 5 kamuolius ir akistata baigė su 35 naudingumo balais. Negalima nepaminėti ir dar vieno puikaus Lauryno Biručio pasirodymo. Jis šį kartą pelnė 12 taškų ir blokavo 2 metimus. Edgaras Uladovas ir Roland Schmitz nugalėtojams pelnė po 10 taškų, 8 pridėjo Brady Menekas. Artėjančią savaitę Žalgirio laukia sunki išvyka į Belgrado Cerveda Zvezda tvirtovę. O šiandien laidą baigiame. Ačiū visiems už dėmesį.